Mes jau atvažiavom į vietą, pasitiko mus Gediminas. Jeigu matai šitą video, Gediminai, tai tau ačiū labai svetingai mus pasitiko, padarė puikius pusryčius, parodė, kur vykti. Ir dabar mes kelyje važiuojam pažiūrėti Niagaros krioklių. Oras tikrai labai gražus šiandien Toronte. Nuotaika gera, nors ir prieš paskutinę dieną. Pasistengsim pamatyti kuo daugiau ir paskutinės akimirkas išnaudoti su kaupu. Parodžiau jums liūdniausią vaizdą, kokį aš tik tai matau dabar keliaudama po Ameriką ir Kanadą. Visada, kai važiuoju pro gamtą, matau tos gamtos kūrinius ar kalnus, kalvas, tą grožį, žalumą, baltas, snieguotas viršūnės ir panašiai, debesis gražius. Ir paskui kažkur užvažiuojam, užsukam ir pamatau gamyklas, dūmus, tarkim būna dangus visas pilkas, atrodo, toj pradės lyti. O ten iš tikrųjų pavažiavus pamatai, kad čia yra dūmai iš gamyklų. Labai liūdnas vaizdas, tikrai ir labai pikta. Ką žmonija daro iš gamtos. Nu ir dabar atspėkit, iš kur aš. Iš Čikagos, iš Kanados ar iš Lietuvos. Nežinau, ar matos, bet mes matom vaivorykštę. Oi, turistai, negražu. Vien buteliai, vien šiukšlės aplinkui, žmonės. Vien butikos. Diena, mūsų atostogų tai su Paulium neapsisprendžiam kur likti. Ar Kanadai čia, ar Amerikoje, kitoj pusėj tilto. Dilema. Toronte galite nusipirkti dienos pasą, jis kainuoja $77 žmogui ir su juo galite aplankyti bene 5 žymiausias vietas. Tai dabar esame televizijos bokšte, matėte panoramą, paskui bėgsim į Ripley's akvariumą ir jeigu spėsim dar į zoologijos sodą, kas sakė tikrai yra verta aplankyti. Paulius labai bijo stiklinių grindų, matėte, jis bijo aukščio, tai jam labai nedrąsu, sakė, delnai pradėjo prakaituoti. Gražu, bet mes esam pakilę dar aukščiau negu buvome Čikagoje, kurį vaizdą matėte praeitame video. Tiesiog dabar yra dienos metas, nesimato tų naktinių šviesų, tai nėra taip įspūdinga, bet vis tiek verta dėmesio. Paulius vos kruta, jam labai baisu.
Mums zoologijos sodas būtų šiek tiek per toli, tai mes nusprendėm atvykti į mokslo muziejų. Štai apie Niutono šviesos dėsnį. Mėnulio akmuo. Ir Marso akmuo. Kodėl kosmonautų svoris skiriasi? Ir kas yra nulis gravitacija? Daro visokius eksperimentus. Šiek tiek pamokų apie bėgimą. Kodėl žmonės prakaituoja bėgdami. Mūsų kūnai prakaituoja tam, kad mes atvėstume. Nes kaip išeina prakaitas, mes bėgdami lauke galime pagauti vėją ir jausti tokį atsigaivinimą. Ne visi gyvūnai tai gali padaryti. Paskutinė mūsų stotelė Šiaurės Amerikoje, dar vienas gražus, tikrai vertas dėmesio gamtos kūrinys. Ir baigėsi mūsų kelionė. Šiandien Torontas, rytoj Londonas. Ačiū visiems, kad žiūrėjote visus video. Laikinkit, subscribinkit, sharingkit ir parašykite man, ką manot. Geros dienelės visiems. Ate!